Miškas mums yra sakrali vieta ir iš tiesų ne vieta naktiniams pramogoms. Aš visą laiką laikiausi tos pačios pozicijos ir taip pat balsavau už pasiūlymą aplinkos komitete. Praeitoj kadencijoje ta pati diskusija nepasiekė net Seimo salės. Deja, šioje kadencijoje yra didesnė įtaka tų, kas nori įteisinti. Aš tikrai jų nedemonizuoju. Aš labai gerbiu medžiotojus, jų vaidmuo yra išskirtinis, labai unikalus ir aš norėčiau, kad medžiotojų būtų nedaug. Tai yra ypatingi žmonės, kurie atlieka svarbę gamtosaugai misiją, tačiau tai, kas dabar vyksta miškuose, labiau panašu į naktinės pramogas. Ir tai kelia įvairių organizacijų, gamtos mylėtojų, ekspertų susirūpinimą. Tikrai valdyti gyvūnų populiacijas galima kitais būdais ir medžioti galima dieną, o naktį reikia miegoti, o ne medžioti.